Kompanija Helix Capital Investment tai tarptautinė investicinė kompanija. Pagrindinis ofisas randasi Londone. Jeigu pavaizduoti schemą, kaip dirba kompanija, jinai atrodytų taip. Helix Capital susideda iš investorių, kurie investuoja pinigus į kompaniją, o kompanija investuoja juos į verslus. Kaip visa tai veikia? Investuotojai, fiziniai asmenys, perka investicinius paketus 1 metams. Kiekvienas perka remiantis pagal savas galimybės. Minimalus depozitas $5, maksimalus $25 000. Kas mėnesį investoriai gauna savus dividendus. Tokiu būdu jie turi pasyviųjų pajamų. Helix surinkęs mažomis dalimis reikiamą pinigų sumą investuoja pinigus į verslą. Specialistai apskaičiavo, kad būtent dėl pelno, kurį duos realizuoti verslo projektai, investoriai gaus dividendus. Tačiau, kad išeiti į nulį, vidutiniam verslui reikia pradirbti 12-17 mėnesių. Tik po to galime tikėtis pelno. Bet net ir šiuo metu, kol verslas dar tik auga, investuotojai vis tiek reguliariai gauna savus dividendus. Todėl, kad kompanija išmoko jos dėl jų patikimos draudimo pagalbės kriptovaliutos Bitcoin. Būtent jinai ir yra stabilumo kompanijos garantija. Toliau dar lengviau. Investoriai, kurie investavo pinigus į verslą 2014 metais, gavo savo dividendus už visus 12 mėnesių ir kompanija jiems daugiau nieko neskolinga. Tačiau verslas, kurį įgijo praeitais metais, toliau sėkmingai dirba ir jau atneša gryną pelną kompanijai Helix. Sekančiuose metuose į kompaniją ateina nauji investoriai ir kompanija už pinigus naujų investorių realizuoja naujus perspektyvius verslo projektus, bet dividendus Helix gali jau ramiai išmokėti iš pelno, kurį sėkmingai atneša verslas, kuris buvo sukurtas praeitais metais. Bet jeigu pelnas nesugebės visiškai padengti dividendų, todėl kad yra rizikų, kurios paskui save seka įvairius veiksnius, garantuotai tai padarys kompanijos Helix Capital draudimo pagalbė kriptovaliuta Bitcoin. Ir tokiu būdu kompanijos darbas užsiciklina. Dar jos ciklą galima pavadinti begalybę. Helix Capital suteikia galimybę ne tik gauti pajamas ir darbo vietų, kadangi kiekvienas verslas yra atidaromas teisėtai ir skaidriai. Kompanija suteikia dar ir gerą referalinį atlygį. Jei jūs nusprendėte kurti savo struktūrą, pinigų atlygis vyksta tokiu būdu. Jūs esate savo struktūroje numeris 1. Dar struktūroje numeriu 1 vadina sponsoriumi. Tuos žmonės, kuriuos prijungsite jūs, tai ir yra jūsų pirmoji linija. Kitais žodžiais, pirmas lygis. Už tokius investuotojus kompanija jums moka 5% nuo indėlių sumos. Toliau jūsų struktūra plečiasi gilin. Tai reiškia, kad jūsų pirmoji linija tuo pačiu būdu pradeda kurti savo tinklą. O tai jau jūsų antroji linija, už kurią jūs gaunate 3% nuo kiekvienos sumos, kurią įneša investoriai. Jau pradedant nuo 3 lygio iki 8 jūsų uždarbis 1% nuo kiekvieno indėlio. Tokiu būdu galite nesustodami kurti tinklą į plotį, kuris augs ir į gylį. Ir aišku, jums tai atneš gerus pinigus. Sveiki, trumpai prisistatysiu, aš esu Vytautas Untulis, užsiemu pelno gavimu jau 3 metus ir galiu drąsiai pasakyti, kad legaliau dirbančios kompanijos per 3 metus man neteko matyti. Aš turiu omeny, kad investicinė kompanija Helix vykdo savo veiklą legaliai ir skaidriai. Tai rodo šimtai video, kur pavaizduota, kaip plečiasi kompanija, kur investuoja pinigus, kokius verslus jau yra atidariusi, iš kur kompanija moka mums tokius dividendus ir ką jinai žada daryti toliau.